Tačiau ledo arena tai daugiau nei sporto objektas. Tai transformacinis simbolis miesto centre. Projektuojamas pastatas daugiafunkcinis, pritaikytas įvairioms veikloms, kuriantis ilgalaikę vertę Telšių bendruomeniai. Jis turi du aukštus, požeminę automobilių stovėjimo aikštelę. Pirmame aukšte numatytas pagrindinis įėjimas bei komercinės patalpos. Antrajame administracinės erdvės, dideli holai, kuriuose lengva pritaikyti renginiams dėl radialinės planinės struktūros. Pietinėje pusėje suprojektuota terasa, iš kurios patenkama tiesiai į arenos antrąjį aukštą bei sporto aikštę. Taip pat numatyta galimybė nusileisti į kitus aukštus. Dėl sklypo reljefo perkritimo apie 4 metrus, važiuojant Žemaitės gatve nuo Senamiesčio link Gaisrinės pastatas vizualiai atrodys vieno aukšto. Vakarinėje sklypo pusėje suplanuotas privažiavimas prie požeminio parkingo ir lauko automobilių aikštelės. Didelis dėmesys skirstas ir pėsčiųjų judėjimui, ir viešosioms erdvėms, numatyti želdiniai, maža architektūra, atviros zonos, kuriuose gali vykti renginiai ir veikti sezoninės lauko kavinės.